Sveiki susirinkę, garbėsiu Kristui, esu kunigas Edmundas Naujokaitis, priklausau Švento Pijaus X kunigų brolyjai ir esu kunigas, nesu kultūrologas ar koks specialistas tų dalykų ir todėl labiau kalbėsiu apie tai, kas susiję su galbūt religija arba katalikiška filosofija. Ir pasistengsiu sutilpti į 1 valandą ir paskui, kas nesutiksite su kuo nors ar bus kokių klausimų, bus galima padiskutuoti. Tema yra kultūra ir kultūriniai karai, taigi maždaug pusę laiko bandysiu apie kultūrą ir pusę apie kultūrinius karus. Ir tas terminas kultūriniai karai, nežinau iš kur atsirado, bet man atrodo iš Kulturkampf vokiškai. Sąvoką įvedė Prūsijos politikas Rudolf Virchow 1873 metais, kada vyko toks konfliktas tarp Prūsijos reichskanclerio Bismarko ir popiežiaus Pijaus IX. Tada buvo iškeltas tas terminas būtent iš Prūsijos politikų pusės, kad mes kovojam už kultūrą, arba tai yra kultūros kova prieš tamsybės arba prieš katalikų religiją. Ir iš esmės tas konfliktas buvo politinis dėl bažnyčios politinės įtakos Vokietijoje ir vėliau Šveicarijoje, bet jis atsispindėjo būtent visose kultūros sferose, mokyklos, civilinė santuoka ir taip toliau, visa kas susijęs su kultūros sfera. Taigi, galima sakyti, kad ta sąvoka nuo XIX amžiaus. Ir štai dabar apskritai ar ta tema kažkuo esminė yra. JAV prezidento Clintono 92 metų rinkiminėje komisijoje, rinkiminės komisijos štabo strategas Carlyle iškėlė tokį šūkį: The economy is stupid. Viskas tai yra ekonomika kvaily. Reiškia, tai buvo užrašyta, neverta ieškoti kažkokių politinių ar kitų dalykų, viskas susiveda į ekonomiką. Ir tai, reiškia, ekonomika yra bazė, visa kita yra antstatas. Tai yra liberalų ir socialistų principas. Kita galimybė yra žymus Prancūzijos dešinės politikas Charles Maurras 20 amžiaus pradžioje iškėlė šūkį La politique d'abord. Pirmiausia, politika. Viskas yra politika. Visos problemos susiveda į politinius klausimus ir reikia viską spręsti politinėmis priemonėmis. Ir tai yra toks valstybinės racijos principas arba etatizmo principas. Valdžia yra savitikslis, o ne priemonė. Ir žinoma, katalikai turi savo šūkį Omnia ad majorem Dei gloriam, taigi svarbiausia yra Dievas ir sielos išganymas ir religija. O politika, ekonomika ir taip pat kultūra visa tai tarnauja sielos išganimui arba tam prieštarauja. Ne valdžia, ne pinigai, ne materialūs dalykai, o pirmiausia dorybė, kurios dėka pelnome nuopelnus ir tie nuopelnai mums atveria dangų. Tai yra religinis požiūris. Tačiau religija niekuomet nėra grynų pavydalų. Religija visą laiką reiškiasi kultūrinėmis formomis. Ir todėl galime pasakyti, tame žemiškame lygmenyje pirmiausia kultūra. Arba tai yra kultūra kvaily. Toks gali būti principas. Tai yra, kam skirta valdžia, tam, kad jinai tarnautų tam tikram kultūros tipui arba tam tikrai kultūros formai. O kam tarnauja ekonomika? Ekonomika tarnauja ir politikai, ir per politiką kultūrai. Ir tai gerai supranta taip pat daugelis kairiųjų, visi žinome italų komunistą Antonijo Gramsci, kuris iškėlė kultūrinės hegemonijos principą. Jis šiek tiek apvertė, kad vis dėlto nors buvo komunistas ir Markso mokinys, bet sako, ne tik tai bazė yra svarbi, bet ir antstatas yra taip pat svarbus. Antstatas tai yra visa tai, ką vadiname kultūros sfera. Tai yra, kas kuria common sense arba bendrą kultūrinę atmosferą tam tikrame krašte, tas diktuoja galų gale ir bazės sąlygas. Tas galų gale įgyja kontrolę ir ekonomikai.
Taigi, kas sukuria tą bendrą nuomonę apie kultūros reiškinius, tą tokį sveiko proto vertinimą, tokį konsensusą, tada mažuma turi susigėsti, kad jūs esat nekultūringi arba tokie laukiniai, nesuvokėt, kaip funkcionuoja visuomenė. Ir štai jeigu pavyksta komunistams tą kultūrinės hegemoniją perimti, tada net nereikia klasių kovos, net nereikia profsąjungų ir viso kito, o galima per antstatą pakeisti bazės sąlygas. Ir tai būtent naudoja Frankfurto mokykla ir daugelis kitų krypčių. Ir dabar galime pradėti nuo apskritai filosofijos, kultūros filosofijos, nuo pagrindų. Ir problema yra ta, kad kultūros savokos nėra klasikinėje filosofijoje. Nėra nei antikinėje, nei krikščionių filosofijoje. Ir todėl aš ruošdamasis tai paskaitai tiesiog maniau, kaip čia dabar pritaikyti ir kokiu būdu pristatyti kultūros filosofiją, jeigu mes seminarijoje to nesimokėm, nes tai visiškai nebuvo tokios savokos. Taigi pirmiausia, pradėkime nuo žodžio. Kultūra iš indogermanų kalbos kuel yra šaknis, kuri reiškia suktis, verstis. Tai siejasi su lietuvišku žodžiu verstis kūliais. Reiškia sukiotis per galvą, verstis ką nors darant, arba greitai sukiotis besirūpinant kuo nors. Ir tai yra esminis dalykas, iš to kilęs lotyniškas žodis kolerė, tai yra dirbti, įdirbti žemę, apgyvendinti, rūpintis, puoselėti. Ir iš to kolerė yra du svarbus žodžiai – kultūra ir kultas. Kultūra lotyniškai yra rūpinimasis, įdirbimas, pirmiausia agrikultūra, žemės įdirbimas, bet taip pat auklėjimas, kultūra animi, gerbimas, garbinimas. Ir kultus praktiškai sinonimas romėnų kalboje ir lotynų kalboje – dirbimas, priežiūra, materialinė, dvasinė kultūra, apranga, auklėjimas, gerbimas, pagarba ir galų galiausiai religinis kultas kaip vėlyva reikšmė. Ir štai, ką mums ta etimologija, ką jinai mus moko, arba ką jinai mums duoda, o tai reiškia, kad yra du aspektai svarbus. Jau pats žodis nurodo du aspektus, tai yra intencionalumas ir racionalumas. Tai yra kažkuo rūpinamės, sukamės, verčiamės per galvą, reiškia turime intenciją. Intencionalumas, kultūra gimsta iš dėmesio, iš pagarbos arba, galima sakyti, iš meilės daiktams ir asmenims, tam tikriems. Tai yra ir paskui racionalumas, tai yra protingai rūpinamės tam tikra harmoninga daiktų tvarka arba santykių su kitais asmenimis tvarka. Ir iš to yra kultūros ir kulto neatsiejamas ryšys. Ir visi kultūros filosofai, tie senesnės kartos, taip pat ir Lietuvos filosofai kaip Šalkauskis, Maceina šitą pabrėžia ir cituoja daugybę autorių, kad kultūra, daugelis kultūros fenomenų atsirado iš religijos, iš kulto. Arba yra Mumfordo miesto teorija, iš kur atsirado miestas, bent jau Babilono egiptiečių civilizacijose, miestas atsirado aplink šventyklą. Tai yra pirmiausia yra kultas, kulto centras ir paskui jis spinduliuoja ir iš jo vystosi kultūra. Ir iš to taip pat yra neatsiejamas kultūros ir religinio kulto kaip pagarbos Dievo atidavimo ryšys. Tai yra kultūra yra tam tikras kultas arba žmogaus asmens iškėlimas ir pagerbimas. Žinoma, tas kultas gali virsti antropolatrija arba žmogaus tokiu garbinimu. Ir kita vertus, kultas yra taip pat tam tikra kultūra arba etiketas arba mandagumas. Ir tai mes pabrėžėme Švento Pijaus X brolyje, rūpinasi tradicinė liturgija ir tos liturgijos esminis elementas yra pagarba Dievui, ko dabar pritrūksta dažnai naujojoje liturgijoje. Tai yra su Dievu reikia mokėti apsieiti, kaip sako. Su Dievu reikia pagarbiai pagal tam tikro etiketo taisyklės elgtis. Ir net yra toks pasakymas, kad visa religija tai yra etiketas arba mandagus bendravimas su Dievu pagal tam tikrą
tam tikrą formą. Tai yra, jeigu gerbėme asmenį, tada vengiame tokio familiarumo, betarpiškumo, o bendraujame su juo naudodami tam tikrą žodyną ir tam tikras formas. Jeigu priartėju prie Dievo didybės, tada kreipiuosi į Dievą formaliai arba ceremoniškai, naudodamasis tam tikrą liturgiją. Yra toks, lenkai vartoja vietoje etiketo, vartoja prancūzišką sąvoką savoir vivre. Savoir vivre, sako, vietoje etiketo. Tai yra geros manieros. Savoir vivre žodiškai reiškia gyvenimo žinojimas. Tai yra žmogus, kuris žino, kaip gyventi su kitais žmonėmis. Tas turi etiketą. O kas nežino tų visų subtilybių ir plonybių, tas ateina į tam tikrą žmonių visuomenę ir jaučiasi kaip netašytas stuobrys arba kaip laukinis, kuris nežino. Ir tai yra įgimta žmogui. Tarkim, visos jaunimo subkultūros, jeigu nori tapti reperiu, tai turi ištisą kodeksą savoir vivre taisyklių perimti. Turi būti atitinkamai nusmukęs klynas, turi būti tam tikros sveikinimosi formos, tam tikros firmos, reiškia batai ir taip toliau. Negali bet kaip apsirengti, yra griežtas kodeksas priklausimų. Ir lygiai taip pat religijoje. Mes ateiname į šventyklą, mes ne bet kaip bendraujame su Dievu, bet naudojame tam tikras mandagumo formas. Ir štai daugiausia tas žodis buvo naudojamas žemdirbystės prasme kultūra lotynų kalboje. Ir pirmasis romėnų oratorius Ciceronas pavartojo metonimiškai tą žodį animi kultūra, sielos kultūra. Bet nei graikų, nei romėnų filosofijoje kultūros sąvoka nebuvo kažkaip naudojama ar svarbi. Ir štai tik tai 17 amžiuje vokiečių filosofas Samuel von Pufendorf pirmą kartą pavartojo modernė prasme šitą žodį. Taigi matome, tai kilę iš jau tos pirmosios bangos racionalistinės filosofijos apskritai ši sąvoka kultūra. Tada kyla klausimas, kam tada apskritai apie ją kalbam, ar apskritai toks dalykas yra, ir vis dėlto manytume, kad galima būtų tą sąvoką priimti ir kažkaip bandyti suderinti su klasikinė filosofija. Ir apskritai kultūrą galėtume tokią definiciją pateikti, tai yra žmogaus įgytų prigimtinių galių veikimo vaisiai arba veikimo visuomenėje vaisiai. Žmogaus prigimtinių galių veikimo vaisiai. Tai yra tokia eilės tvarka, kad pirmiausia, klasikinė filosofija pradeda nuo būties. Yra būtis kažkas, kas yra realiai. Paskui ta būtis turi tam tikras savybės. Pirmiausia, turi tam tikras galias arba potencijas, kurios aktualizuojamos. Paskui tos galios turi tam tikras savybės. Galių savybės arba lotyniškai habitus. Ir dalis iš tų habitus vadinasi dorybėmis. Ir prie tos schemos paskui prieisime. Būtent irgi yra ta eilės tvarka. Reiškia, kairėje pusėje, kur tamsiai, tai yra būties, tai kas yra, esantis daiktai. Paskui, jeigu kalbame apie sielą, yra sielos galios, tų galių savybės. Ir štai remiantis tomis savybėmis, ta būtybė pradeda veikti tam tikrų būdų. Ir yra principas agere sequitur esse. Veikimas arba bet koks procesas seka iš būties. Pirma turi būti būtis ir tada jinai veikia. Ir galiausiai turime to veikimo vaisiai. Rezultatai. Ir štai tų visų žmogaus kaip būtybės veikimo rezultatų suma yra kultūra. Taip galima apibūdinti. Ir štai
tada konkrečiai iš kur ta kultūra? Kultūra kyla iš tam tikrų sielos savybių. Tai yra iš tam tikrų dorybių. Ir todėl čia klasifikuojame. Pirmiausia, būtis. Čia mes neanalizuosim visos tos schemos, galima laisvalaikiu paskaityti. Sielos dalys pagal Aristotelį, perimta vėliau krikščioniškos antropologijos. Ir mano nuomonė, niekas nesugalvojo geresnės klasifikacijos. Ir paskui turime dorybės arba tvarias savybės šitų galių, kurios gali būti dieviškosios dorybės, tai yra tikėjimas, viltis, meilė, raidelė D, gali būti intelektualinės arba proto savybės, raidelė I, tai yra 5 savybės, ir galiausiai moralinės savybės, kurios yra 4. Ir štai galiausiai dešinėje pusėje, italik, tamsiai išryškintos, tų atskirų dorybių vaisiai. Ir iš čia matosi, iš kurios žmogaus veikimo srities arba iš kurios dorybės kyla kuri kultūros sfera. Ir štai visų jų visuma - socialinė, asmeninė, dvasinė, mokslinė, techninė, teisinė, religinė ir taip toliau - jų visų visuma ir vadiname kultūra. Tiesiog to kitaip nesugalvojau, kaip apibrėžti. Ir matome, kad ta kultūros sąvoka mūsų visiškai skiriasi nuo to, ką esame įpratę kasdienėje kalboje, kas dabar yra kultūra. Tai yra visi tie dalykai, kuriais užsiima kultūros ministerija. O kuo užsiima kultūros ministerija? Tai yra viskas, kas nerimta. Tai yra viskas, kas neįeina į finansų sferą, į mokslo arba netgi sportas nepriklauso kultūros ministerijai, yra kažkas rimtesnio, nes neša pinigus. Reiškia, kultūra tai yra visi tokie bazinius poreikius viršijantis kažkokie keisti užsiėmimai, kuriais užsiima taip vadinami kultūros veikėjai. Ir tie kultūros veikėjai neturi pinigų ir juos reikia remti ir tam yra kultūros ministerija. Ir matom, kad tai yra visiškai iškreiptas suvokimas, kas yra kultūra. Kaip žinomas Lietuvoje žmogus su liemene sako, kad moralė yra ne šio pasaulio dimensija. Tai vat, visa, kas yra ne šio pasaulio dimensija, tai yra kultūros ministerijos kompetencija. Ir matom, kad iš tokios kultūros sąvokos tada mes nieko negalim toliau eiti. Ir štai kalbėjome apie Pufendorfą, kuris išskyrė kultūrą ir natūrą. Šito išskyrimo klasikinėje filosofijoje nėra. Krikščioniškoje filosofijoje išskiriama natūra arba prigimtinė sfera ir supernatūra. Tai yra antgamtinė sfera. Prigimtinė sfera - tai, kas kyla iš žmogaus laisvos valios ir iš žmogaus veiklos. Supernatūra - tai, kas viršyje žmogaus prigimtinę būklę, žmogaus jėgas ir kas yra duodama kaip dovana iš transcendentinės sferos arba iš Dievo. Šitas skirtumas atsirado 13 amžiuje. Reiškia, pas bažnyčios tėvus nėra antgamtės arba antgamtinių dalykų, tokio žodžio nėra. Žinoma, skiriama malonė, pabrėžiama malonės reikšmė, stebuklai, Dievo veikimas ir taip toliau. Bet tokio vieno žodžio apibūdinančio visą tai antgamtė, tokia sąvoka atsirado 13 amžiuje. Taigi čia tas 13 amžius, o čia 17 amžius. Ir štai Pufendorfas išskyrė, supriešino natūrą ne su malonė, bet su kultūra. Taigi natūra čia visa tai, kas yra ne Dievo sfera, o žmogaus, o toje žmogaus sferoje išskiriame natūrą, tai, kas yra duota tvėrimo būdu, tai, ką žmogus gauna gimdamas, ir kultūra, ką žmogus pats kuria
savo jėgomis, būdama sąmoninga, protinga būtybė. Taigi galų gale turime 3 dalykus – supernatūra, natūra, kultūra. Pirmas išskyrimas. Taigi kas yra prigimtis? Graikiškai fizis, lotyniškai natūra, tai kas įgimta, ką gauname gimimu. Tai yra vidinis principas, leidžiantis pačiam judėti gyvose būtybėse arba būti kito judinamų negyvose būtybėse. Taigi akmuo pagal savo prigimtį jisai leidžiasi judinamas. Gyva būtybė, gyvūnas arba žmogus pats juda. Ir tai yra visas jo judėjimas, reiškia to judėjimo principas vadiname prigimtimi. Ir prigimtis yra duodama sutvėrimo aktu ir tada neatimamai priklauso tai būtybei ir jis kitaip negali. Jis tiesiog pagal savo prigimtį būtent taip elgiasi. Kultūra yra žmogaus veikimas, kylantis iš prigimties, paremtas tos prigimties jėgomis, bet viršijantis prigimtį proto dėka. Tas, kas yra protingas, tas kuria kultūrą. Todėl gyvūnai kultūros neturi. Ir štai antgamtė arba supernatūra tai yra Dievo veikimas žmogaus atžvilgiu. Taigi antgamtiškai yra tai, kas kyla tiesiogiai iš transcendentinio Dievo veikimo ir kas absoliučiai pranoksta natūrą ir kultūrą. Tas nepriklauso natūrai ir ko žmogus kultūros priemonėmis jokių būdų negali pasiekti. Taigi turime antgamtinę dalykų tvarką ir turime natūralią dalykų tvarką. Ir be šito skyrimo, be to atsižvelgimo į antgamtę, mes niekados nesuprasime kultūros, kas yra kultūra. Jeigu mes remsimės natūralizmo principu, kad tik tai natūra egzistuoja, tik tai gamta egzistuoja, o antgamtės nėra, tada mes nesuprasime pagrindinių esminių principų veikimo kultūros. Ir štai yra tokie įdomus, čia aš pats sugalvojau, yra tokie įdomus teologiniai principai, kuriuos galima būtų pritaikyti kultūrai. Čia nežinau, gal aš nors ne taip sakau, bet taip šovė į galvą. Yra toks principas. Natūra habet potentiam obedentialem. Prigimtis turi klusnumo potenciją supernatūros atžvilgiu. Tai yra teologiniai principai, kurie nagrinėja prigimties ir malonės santykį. Taigi pirmas principas – prigimtis jau turi savyje potenciją priimti antgamtį. Taigi antgamtė nėra kažkoks, žinoma, antgamtė tai kažkas, kas nukrenta iš dangaus, kas visiškai nepriklauso nuo žmogaus, bet žmogus jau yra taip sutvertas Dievo, kad gali priimti, kad ta antgamtė jo neprievartauja, jo nenaikina. Ir štai tai, kas žmogui yra antgamtė, tai tas neprotingiems daiktams yra kultūra. Ką tai reiškia? Kad daiktai visi yra sutverti arba gyvūnai taip, kad turi potenciją obedentialis arba klusnumo potenciją priimti kultūrą. Tai reiškia, žmogus taip sutvėrė avinėlius, paršelius, arklius ir akmenis ir medžius, kad jie yra pritaikyti žmogaus poreikiams, pritaikyti kultūros kūrimui. Jie turi pasyvią galimybę priimti aukštesnės tvarkos veikimą. Tai yra labai svarbu. Ir galima sakyti, malonė savoka apima, tarkim, sakramentus, tarkim, dorybės įlietasias, tarkim, stebuklus, visą išganimo tvarką, čia nesileisim į teologiją. Taigi visą tai galima būtų pavadinti Dievo kultūra. Arba Dievas dirba žmogų kaip tokią žemę, arba augina kaip medį, nugenėdamas blogas šakas, arba ugdo kaip tam tikrą meno kūrinį. Reiškia, žmogus yra Dievo meno kūrinys. Taip kaip pradžios knygos pradžioje, taip ir atrodo, kad iš žemės molio Dievas kaip puodžius, kaip amatininkas lipdo žmogų. Ir antgamtės srityje taip pat Dievas formuoja žmogaus sielą ir jį veda į išganymą. Tai yra Dievo kultūra. Ir lygiai tą patį žmogus daro kosmoso atžvilgiu, arba daiktų, arba gyvūnų atžvilgiu. Tai, kas žmogui yra malonė,
tai visam pasauliu yra kultūros veikimas. Kitas principas - supernatūra suponit natūra. Tai yra antgamtei reikia prigimtys. Antgamtė suponuoja arba numato prigimtį. Tai yra, nėra taip kaip pas protestantus, kur prigimtis yra absoliučiai sugadinta žmogaus ir tada ateina malonė, kuri visiškai pakeičia prigimties veikimą. Ir prigimtis yra visiškai sugedusi ir visiškai nereikalinga ir turi Dievas dirbtinai iš išorės, reiškia, veikti. Bet ne, taip nėra. Pagal katalikišką teologiją antgamtei reikia prigimties. Ir analogiškai vėlgi mūsų klausimų galime išvesti, kad kultūrai reikia natūros. Reiškia, mes negalim imtis kultūros, neatsižvelgdami į daiktų prigimtį, neatsižvelgdami į gyvūnų, augalų, materialių dalykų prigimtį. Kultūra suponuoja tam tikras natūralias savybes ir tas savybes vysto. Iš tų savybių išveda naują kokybę arba naują būties lygmenį. Ir todėl yra klaidingi visi bandymai supriešinti kultūrą su gamta. Tai žinomiausias atvejis tai yra Jean-Jacques Rousseau, kuris sako, yra konfliktas tarp kultūros ir prigimties. Prigimtis yra gera ir prigimtis turi būti, o visa, kas kyla iš žmogaus, žmogus nieko kito nesugeba, tik tai prievartauti gamtą, prievartauti prigimtį ir kurti kultūrą, kur yra savaime bloga. Arba yra kitas kraštutinumas, kad tik tai kultūra į gamtą galima visiškai neatsižvelgti. Kad žmogus gali konstruoti ne tik tai išorinio pasaulio dalykus, bet konstruoti ir savo paties prigimtį. Ir dabar šitą matome žinomoje gender ideologijoje, kuri būtent teigia, kad žmogaus prigimtį galima visiškai laisvai sukonstruoti, kaip iš Lego kaladėlio, jo lytinę tapatybę ir taip pat tų tapatybių tarpusavio santykius. Šeima yra tik tai vienas iš daugelio modelių, o galime konstruoti, kaip mums patinka. Taigi neatsižvelgimas visiškas į gamtą ir į prigimtį. Ir štai iš tų teologinių principų matome, kad galime išvesti tam tikrus principus kultūros filosofijoje. Kitas toks skirtumas yra prigimtis, prievarta, menas. Natūra, lotyniškai, violentum ir ars. Metafizinis skirtumas, prigimtis, tai yra, kaip sakėme, vidinis principas, leidžiantis daiktui pačiam judėti arba būti kito judinamu pagal jų prigimtį. Kas yra menas? Tai yra metafizinė sąvoka, ne estetinė sąvoka. Tai yra iš išorės judinimas, dalyko judinimas iš išorės. Davimas jam tam tikros aukštesnės už tą jo prigimtį tvarkos. Ir kas yra prievarta arba priverstinumas, violentum, tai yra veikimas prieš dalyko prigimtį. Prieš tikrą jo prigimtį. Ir štai tai yra fundamentalus skyrimas. Kadangi jeigu šito neskiriame, tai atsiranda tendencija meno sritį painioti su prievarta. Tai yra visa, kas kultūra, traktuoti kaip prievarta prieš prigimtį. Sakoma, natūra tai yra principas savęs judinimas, pats judina. Taigi imkime vaiką. Reiškia, jis turi teisę save pats iš savęs augti pagal savo
prigimties poreikius. Ar gali pedagogas imti auklėti vaiką? Tai yra, reiškia, daryti jam įtaką. Ir štai Rousseau, man rodo, Emilis yra jo tas kūrinys, sako, ne, auklėjimas prievartauja. Reiškia, jis, tai kas ir priklauso meno sferai, pedagogika arba žmogaus kultūra animi formavimas, jis supainioja su prievarta. Jis sako, kiekvienas auklėjimas yra prievartavimas, arba kiekvienas keitimas yra prievartavimas. Arba vėlgi iš to paties Rousseau yra žmonių bendruomenė, susirenka žmonės. Ir štai pagal prigimtį, jų prigimtis yra elgtis laisvai, siekti savo interesų. Kas yra visuomenė, bet kokia visuomenė, su jo socialinė struktūra, teisinė, politinė ir taip toliau, tai yra tam tikras ars, tai yra menas, socialinė meno forma. Arba čia žiūrėjome socialinė kultūra, tai kas liečia žmogų kaip rūšį. Ir štai liberalizmas sako, tai yra prievarta. Visos socialinės struktūros yra dirbtinai primesta civilizacija, kuri prievartauja žmogaus prigimtį. Ir tai yra tam tikra apologetika, kad kultūra nėra prievartavimas. Kodėl? Todėl, kad, kaip sakėme, kaip malonė suponuoja prigimtį, taip kultūra suponuoja natūrą. Reiškia, nėra prieštaravimo, bet daiktai jau yra taip sutverti Dievo, kad jie yra pritaikyti kažkada ateityje priimti kultūrą. Tai yra vaikas pagal savo prigimtį, jis tai jaučia kaip prievartą, jeigu jam tėvai sako tai ir tai daryk. Bet jis yra jau taip psichologiškai visa jo struktūra sutverta, kad jeigu jis nejaučia tai, ką jis jaučia kaip prievartos, jis negali ugdytis kaip asmenybė. Yra daugybė psichologinių studijų, kurios tai paremia, kad iš tikrųjų, jeigu vaikas nejaučia komandų, jeigu jis nejaučia elgesio struktūrizavimo tam tikrų principų ar struktūros, jis negali bręsti kaip integruota asmenybė. Ir tada jis imasi agresijos. Reiškia, jis nori būti valdomas, jis nori būti formuojamas ugdymo būdu. Ir tai nėra prievarta, nors tuo metu gal jam tai nepatinka, jis norėtų žaisti, o jam liepia ruošti pamokas, bet tai yra menas. Tai yra aukštesnės tvarkos, protinės tvarkos, neprimetimas, bet pritaikymas, reiškia prigimčiai. Tai yra žmogaus formavimas. Iš žmogaus, kaip jo natūros, formuojama žmogus kaip asmenybė. Didžiulis skirtumas. Ir lygiai taip pat valstybė. Valstybė arba visuomenė tai yra meno kūrinys. Ir čia galima būtų, parašiau, bet neturim laiko, pagiriamasis žodis biurokratijai. Kad biurokratija tai yra menas, tai yra meno kūrinys. Tas, kas yra biurokratas, kas valdo valstybės mašiną, tas tiesiog jo širdis džiūgauja. Jis yra kaip menininkas, kuris tvarko visuomenę. Tam uždeda mokesčius, tam atima iš tų tiems, reiškia, įkuria tokią ministeriją tokią. Tai yra didingas meno kūrinys. Kiekviena valstybė, kiekviena imperija, tas, kas ją kūrė, tai yra meno aktas. Meno. Žinoma, jeigu tas menas prievartauja prigimtį, jeigu jis eina prie žmonių prigimtį, jeigu jis yra neteisinga valstybė, tai tada yra prievarta. Žinoma. Bet esmė valstybės yra menas. Ir todėl valdininkas, arba teisininkas, arba valdovas, arba ministras, jie yra, ta prasme, menininkai ir pačios jų veiklos negalime vadinti prievartą. Ir būtent paprasto žmogelio perspektyva, jeigu aš nesuprantu, kaip funkcionuoja valstybė, arba aš nesuprantu, kaip funkcionuoja finansai, tada man atrodo, kad viskas, kas ateina iš viršaus, yra prievarta. Ir reiškia, biurokratai nieko kito nedaro, tik visą dieną galvoja, kaip engti mažą žmogų. Arba ministrai. Ir iš tokios perspektyvos gimė, visi žinom, Franco Kafkos procesas. Reiškia, Kafka, toksai žydas Vienoje, ir yra Austrijos imperijos valstybinė mašina. Teismai, biurokratija, visa kita. Tai buvo tokia biurokratija, kuri palyginus su šiandieninė, tai yra grina laisvė.
Bet tam Kafkai taip pasirodė emociškai, kad tai yra tokia siaubinga sistema, totalitarinė sistema, kuri tiesiog ateina į jo kambarį, jį išsiveda ir be kaltinimo jam procesas ir reiškia jį žlugdo ir naikina tą mažą žmogų. Ir būtent iš tokios mažo žmogaus, reiškia, perspektyvos, tada, remintis tokią perspektyvą, naikinam, greunam visą tą imperiją, naikinam visas čia dirbtinės struktūros sukurtos, kurios tik tai engia žmogų ir, reiškia, jį naikina. Reiškia, to, ko nesupranti, tas atrodo kaip engianti, absurdiška, siaubinga, kažkokia antižmogiška sistema. Ir tai yra didžiulė, didžiulė problema. Tai yra infantilinė baimė prieš viską, ko nesupranti. Jeigu daiktas man yra nesuprantamas šią minutę, tada tai jau yra nebe menas, o yra prievarta. Tai didžiulė problema. Lygiai tas pats yra religija. Visa bažnyčia, jos liturgija, bažnytinė teisė. Paskui yra ne vienas kažkoks sakramentas, o 7 sakramentai. Tiems sakramentams reikia ruoštis. Paskui yra teologija. Teologijoje yra visokios dogmos. Tų dogmų visa sistema yra. Ir žmogelis, reiškia, nesupranta to, šią minutę ateina į lotyniškas mišias, aš nesuprantu lotyniškai. Ir viskas. Reiškia, visa ta sistema yra dirbtinė, jinai niekam nereikalinga ir visą reikia išmesti į šiukšlių dėžę. Taigi, tai yra esminis skirtumas kultūriniuose konfliktuose. Jeigu žmogus nesupranta aukštesnio lygio tvarkos, tai nereiškia, kad ta tvarka yra beprasmiška. Bet žinoma, yra kita priešingybė. Tai yra, kada po meno pretekstų imamasi prievartos. Ir būtent tą žinoma šeimose, kur tėvai sako, kad mes auklėjame vaikus, o iš tikrųjų jie neauklėja vaikus, o išlieja savo agresiją. Šią minutę išlieja ant vaikų galvos. Ir tada tai yra neauklėjimas, tai yra antipedagogika. Tai yra prievarta, reiškia, nebelenki tą prigimtį pagal jos tikrąją kryptį, bet privartauji tą prigimtį. Tada įgniuždama vaiko asmenybę, jis įbauginamas, jis pats tampa agresyvus ir taip toliau. Ir tuo būdu menas tampa prievarta. Lygiai tas pas valstybėje. Jeigu tas biurokratas nevykdo savo pareigų, o siekia savo privačių interesų arba tironiška valdžia, tada jinai naudoja prievartą. Jinai naikina natūralią visuomenės struktūrą, natūralias tarpinės institucijas ir tuo būdu greuna visuomenę. Ir tai yra prievarta kaip ėjimas prieš prigimtį, prieš natūralią daiktų prigimtį. Ir pats toksai irgi aktualus dalykas, tai yra menas, šiuolaikinis menas, tikrąją dabartinę estetinę šio žodžio prasme. Menas kaip daiktų tvarkymas į gražią struktūrą. Šiuolaikinis menas, bent jau krikščioniškos, reiškia, požiūrių, bet taip pat visų, kas turi klasikinę estetikos sąvokos požiūrių, tai yra antimenas, tai yra prievarta. Tai yra prievartos aktas. Visa, ką turime šiuolaikinio meno centre, tai yra išprievartavimas daiktų, spalvų, muzikos garsų, žodžių ir viso kito. Tai yra prievartos aktai. Be sustojimo prievarta prieš daiktus. Kodėl? Todėl, kad menininkas ne ima prigimtį ir ją veda į aukštesnę tobulumo formą, remdamasis pačios prigimties principais, bet primeta jai visiškai svetimą, bet tikslę, niekur nevedančią struktūrą. Ir tai yra prievarta. Tai netitinka nei medžiagos pačios prigimties struktūros, nei suteikia aukštesnę formą. Ir tai nėra kultūra. Ir aišku, čia dabar niekas nepripažįsta autoritetų. Nacistai vadindavo modernųjį meną ant artete kunst. O tai būtent yra išsigimęs menas. Ir buvo tokia akcija, to ant artete kunst, reiškia, naikinimas. Ir iš esmės taip yra. Tai yra menininko, to pseudo menininko fantazijos
galima sakyti, išprievartauti daiktai. Ir štai trečias skirtumas, čia buvo vienas skirtumas, trečias skirtumas tai yra tai, kas yra toje lentelėje, kultūros apibrėžimas pagal tas tvarias savybės, pagal habitus. Tai yra, kas yra kultūra? Kultūra kyla iš žmogaus dorybių, tam tikrų dorybių. Pirmiausia, turime proto galią, paskui turime valios galią. Ir štai žemesnioje sielos dalyje yra protui pavaldžios juslės ir valiai pavaldus troškimai. Ir štai proto galios tvarios savybės vadinamos intelektualinėmis dorybėmis. Ir Aristotelis išskiria 5 intelektualinės dorybės: intelektualumas, mokslingumas, išmintingumas, protingumas ir meniškumas. Protingumo dorybė, intelektualinė dorybė valdo visą veikimo sferą, moralinio etinio veikimo sferą, ir todėl kitoje klasifikacijoje jinai priskiriama prie šitų 4 moralinių dorybių. Tai yra protingumas, teisingumas, saikingumas ir tvirtumas. Ir štai intelektualumas, mokslingumas ir išmintingumas gimdo intelektinę kultūrą arba intelektualinę kultūrą arba specifiškai mokslinę kultūrą. Tai yra esminė kultūros dalis. Praktinio proto dorybės siejasi su kintamais dalykais. Tai yra su dalykais priklausančiais nuo žmogaus valios. Taip skiria Aristotelis. Tai yra fundamentalus skirtumas tarp nekintamų dalykų ir kintamų dalykų. Tos pirmosios 3 dorybės siejasi su nekintamais dalykais, tai yra su realybė, su nesikeičiančia realybė, kuri nepriklauso nuo žmogaus valios ir kurią žmogus tiesiog turi prie jos prisitaikyti. O štai praktinio proto dorybės apima visą tą masę tų besikeičiančių pasaulio faktų, kuriuos reikia kažkaip suvaldyti, kurie yra labai sudėtingi, daugybė gyvenimo detalių. Ir štai joje išskiriamas protingumas, kuris apima etinę sferą, moralinę sferą, ir išskiriamas meniškumas, graikiškai techne arba ars. Ir čia matome iš intelektinių dorybių 1, I2, I3, tai yra graikiškai teorija, I4 intelektinė dorybė, tai yra praksis, ir I5 tai yra techninė. Esminės 3 žmogaus veikimo sferos: teorija, praktika, technika. Arba pirmas veikimas tai yra pažinti, būti, praksis, tai yra elgtis toje būtyje, siekiant tikslų, ir techninė tai yra darymas, daiktų keitimas. Ir štai matome, graikiškai tai yra techninė, o lotyniškai yra ars arba menas. Techninė ars, ir mes tuos dalykus išskiriame, bet iš esmės tai yra sinonimai. Bet galime išskirti dvi kryptis. Tai techninė, tai yra fizinio gėrio žmogus siekia, fizinis gėris, skirtingai nuo moralinio gėrio. Praksis siekia moralinio gėrio, o techninė siekia fizinio gėrio, tai yra efektų. Tarkim, pagaminu tanką, man nelabai svarbu antrasis aspektas pulchrum arba grožis, šis grožis, kad tas tankas būtų labai gražaus dizaino, svarbu, kad būtų efektyvus ir šaudytų gerai. Jeigu kuriu grožinio meno kūrinį, tada techninė gali būti visiškai nesvarbi. Tarkim, muzikos kūrinys, jis neatneša jokios utilitarinės naudos, nebent atsipalaidavimui, bet efektas nesvarbus, o svarbu yra grožis.
tai yra rožinis metas. Ir tai yra darymo sfera. Darymas. Darymas arba poezis. Poezija. O čia yra elgimasis. Kaip elgiuosi? Ir štai tuos du aspektus reikia skirti, nes tarkim, aš galiu sukurti techniškai tobulai veikiančią koncentracijos stovyklą. Ir tai bus aukštas tobulumo laipsnis techninėje sferoje. Niekas nesiginčia, labai gražiai veikia ir visus tobulai sunaikina. Bet jis bus blogas praksės sferoje, elgimosi sferoje. Ir šitas dvi sferas reikia skirti. Ir šventas Tomas Akvinietis pabrėžė jų ryšį, kad iš esmės tai, kas yra amoralu, kas yra bloga elgimosi sferoje, mes negalime vadinti tikrų menu. Šventas Tomas Akvinietis sako, jeigu paveikslas, tarkim, nutapytas ir skatina į nuodėmę, šlovina nuodėmę, tai nėra meno kūrinys, neklasifikuotinas kaip meno kūrinys, nors yra nutapytas pagal visus meno estetinius kanonus. Taigi, vėlgi grįžtam prie šiuolaikinio meno. Tai yra antimenas. Tai nėra menas, kadangi daugelį sferų jisai priešingas elgimosi tobulumui arba priešingas moraliniams kriterijams. Ir paskui turime valios sferą, tai yra moralinės dorybės, tai apie tai nekalbam, tai yra religinė kultūra, religingumas, teisinė kultūra, apskritai etinė kultūra. Ir štai žemoje turime jusles ir turime valiai pavaldžius troškimus, graikiškai oreksis. Ir štai tu išskiria jau Aristotelis du troškimus, tai yra fundamentalus išskirimas, geismingasis troškimas ir piktasis troškimas. Epitimetikon ir timikon. Arba konkupiscibilė ir irascibilė pas Šventą Tomą Akvinietį. Tai yra kažko tai troškimas ir kovojimas su kliūtimis. Ir šiuos du troškimus reguliuoja saikingumo ir tvirtumo dorybės, kurios turi fundamentalią reikšmę kultūroje. Priklauso prie etinės kultūros, bet visoms kultūros sferoms turi didžiulę reikšmę. Ir čia nesileisim į moralizavimą, bet tiesiog kad iliustruot, yra tokia, kadaise buvo tokia muzikos kryptis punk rockas, buvo madinga ir buvo viena iš svarbiausių grupių, buvo The Exploited. Ir viena Exploited daina, tai yra 5 minutės 2 žodžiai, rėkaujami sex and violence. Ir tai buvo kaip himnas, reiškia punkų ideologijos, bet apskritai, galima sakyti, moderniosios, reiškia jaunimo anti-ideologijos po 68 metų revoliucijos. Sex and violence, kas tai yra? Tai yra išvadavimas geismingojo troškimo nuo proto ir valios kontrolės ir piktojo troškimo nuo proto ir valios kontrolės. Ir sex and violence visą laiką eina kartu. Ir tas hipių idealas, kas bus tik tai seks, bet nebus karo, tai yra visiškai iliuzija. Dabar yra memuarai visų šitų hipių, reiškia judėjimo, kurie atskleidžia vidinį hipių komunų gyvenimą. Kokia buvo prievarta prieš silpnesnius, prieš kitaip mąstančius. Tai buvo fašistinės organizacijos, galima sakyti. Reiškia, geismo išvadavimas nuo kultūros ribų ir nuo moralinių ribų niekados neveda prie taikingumo, o atvirkščiai paskatina viso žmogaus žemosios dalies išsivadavimą iš proto, moralės ir kultūros kontrolės. Ir tai matome moderniojoje kultūroje. Kitas atvejis tai yra violence. Jeigu išvaduojame violence, neišvengiamai išvaduojame, reiškia militarizmas arba prievartos kultas, neišvengiamai išvaduoja geismingai, reiškia šitą potrošį. Ir visą tą matome dabartinėje islamizmo ideologijoje, matome turgus, vergų turgus, kurie Irake atidaromi, kur parduodamos, reiškia, moteris gali nusipirkti atitinkamą vergų
skaičių ir visa islamo šita santykis su seksualumo sfera būtent toks yra. Jeigu laikaisi šariato tam tikrų normų, tada šita lyties sfera yra visiškai išvaduota, nėra absoliučiai jokių vidinių moralinių, ribų. Ir būtent šariato šita islamizmo teisinė interpretacija ypač akcentuoja, kad nėra jokių ribų, kad galima sudaryti pagal šariatą santuoką pusvalandžiui. Ir tai yra tikra leistina santuoka pusvalandžiui, patenkini savo geidulį ir išsiskiri. Tai reiškia, yra tyrimai šariato teisinės struktūros, kurie pabrėžia, kad šariato santuoka tai apskritai nėra santuoka. Tai yra teisinis tam tikro seksualinio elgesio sunormavimas, bet jo tikslas nėra šeima ir nėra vaikai ir nėra santuokinis kažkoks bendras gyvenimas. Taigi tai, kad musulmonai sako, kad mes įvesim šariatą, tai bus tvarka lyties srityje, arba vakariečiai yra pasileidę, o mes turim daug moralesnę tokią tvarką, tai yra visiška nesąmonė, prieštaraujanti šariatui. Šariatas tai yra sex and violence be jokių ribų, jeigu vykdai tam tikrus, reiškia, islamo nutarimus. Ir galų gale, kas bus islamo dangus, arba, reiškia, pagal islamo eschatologiją, tai bus žinome, bus hurijos ir taip toliau, visi malonumai, grinai išoriniai malonumai. Ir galiausiai turime materialų mirtingą kūną, tai yra kūno kultūra ir toliau kūniški tvariniai yra materialinė kultūra. Tokiu būdu galime įsivaizduoti, kokios yra fundamentalios kultūros sferos. Matau, kad viskas labai toli nusitęsia. Aš visą laiką taip darau, kad čia, kadangi laiko apribojimas, bus garso įrašas paskelbtas, o paskui aš tęsiu tai, kas liko tos medžiagos, bus Kaune paskaita. Jeigu kas galite, šį sekmadienį po šventųjų mišių bus kaip antroji dalis, tai kas netilpo, ir taip pat bus įrašyta ir bus internete paskelbta. Taigi einame prie kultūros karų sferos. Karas tai yra tam tikras konfliktas. Gal nuo teorijos susilaikysime praktiškai. Dėl ko vyksta karai? Žinoma, būna grinai politiniai karai, kurie vyksta dėl valdžios. Tai yra, kas valdys. Tai yra grinai politinis karas. Ir tokių karų yra, ir todėl negalime visų esamų konfliktų suvesti reiškia, kultūros karų arba civilizacinių karų kategoriją. Civilizacinis karas yra karas dėl to, kaip valdys. Tai yra remiantis kokiais moraliniais, politiniais principais ir dėl kokių moralinių, politinių ir religinių tikslų. Ir štai tokius karus vadiname civilizaciniais karais. Civilizaciniai karai arba kultūriniai karai gali būti išoriniai tarp atskirų civilizacijų. Ir gali būti vadinamieji pilietiniai karai, kada vienoje civilizacijoje vyksta konfliktas dėl skirtingų civilizacijos modelių. Ir štai dabar apeinant visą teoriją ir klasifikaciją, grinai praktiškai šiomis dienomis, kokius turime karus. Pirmas karas, apie kurį kiekvieną dieną rašo laikraščiai, tai yra su islamu. Kas tai yra? Ar tai yra dviejų civilizacijų karas? Ir manyčiau, kad ne, dėl tos paprastos priežasties, kad nėra islamo civilizacijos kaip vienos. Nėra. Yra viena islamo religija, bet praeityje buvo 3 skirtingos tarpusavyje konfliktuojančios, galingos islamo civilizacijos, tai yra arabiškoji, kuri pasireiškia, tarkim, Andalūzijoje, arba Irake, arba Egipte, yra Turkijos, Osmanų Turkijos civilizacija ir yra Persų civilizacija šiitiška.
Ir jos nuolat tarpusavyje kariavo ir niekados nebuvo susivienijusios. Šiandien tų civilizacijų jau nėra. Arabų atskiros valstybės nesudaro vienos civilizacijos, tai yra konglomeratas. Iranas jau nebėra atskira civilizacija, tai yra viena iš regioninių valstybių ir tuo labiau Turkija. Todėl nėra islamo vienos civilizacijos. Ir tai, kad mus baugina, kad viena islamo civilizacija puola vakarų civilizaciją, tai yra paprasčiausiai prasilenkia su empiriniais faktais. Nėra tos vienos civilizacijos. Bet iš kur atsirado tos skirtingos islamo civilizacijos? O atsirado iš berberų, ne berberų, o beduinų arabų puolimo prieš civilizuotus kraštus. Taigi yra tokia savoka kaip anticivilizacija. Ir štai istorijoje matome tipiškus anticivilizacinius judėjimus, tai yra germanų genčių judėjimas prieš civilizuotus kraštus vakaruose, tai yra mongolų ir tiurkų genčių judėjimas ir tai yra arabų genčių judėjimas. Tai nebuvo civilizacijos ir jos nesiekė kurti civilizacijos, jos siekė gryna buvo destrukcinė jėga griauti. Jos nesiekė kurti tvarkos. Ir nesiekė kurti imperijos ir kažkokios vienos. Bet, kai jos jau užėmė tam tikrus kraštus, tada perėmė pamažu civilizuotus įpročius ir visos tos anticivilizacijos pamažu virsta civilizacijomis. Ir kaip minėjome, šitą arabų anticivilizaciją užėmė Iraką, užėmė su aukšta kultūra, kur buvo sirų kultūra, užėmė Egiptą, Andalūziją ir susidarė tos atskiros civilizacijos. Ir štai kas yra šiandieninis islamizmas? Tai yra ne islamo civilizacijos, kurią mes žinome, skaitome, šitie visi Andalūzijos filosofai, Avicena ir taip toliau, visas tas mokslas, kuris buvo, iš kurios ėmėsi, taip pat šventasis Tomas Akvinietis, visas tas gražus menas arabų. Ne šitą civilizaciją puola vakarus, o puola atgimusi arabų beduinišką islamistinė anticivilizacija. Ir šitą reikia identifikuoti. Jeigu mes blogai identifikuojam priešą, mes negalim su juo kovoti. Ir štai dauguma iš islamo civilizacijos kraštų nekenčia šito islamizmo. Ir sako, kad jis yra barbarai, kurie griauna ir jie kovoja prieš jį. Bet islamo religija, pagalvokime, ar jinai yra arabų civilizacijos religija, ar ji yra arabų anticivilizacijos religija. Pagal visą savo struktūrą, jeigu žiūrime Koraną, šariato teisė ir visa kita, tai yra anticivilizacijos religija, kuri vėliau dirbtinai prisitaikė prie civilizacinių sąlygų. Tai yra toliau beduiniškų genčių būtent viržimasis ir naikinimo judėjimas. Ir dabartinis islamizmas atgimdo autentišką džihadistinį islamą. Ir tai yra pirmasis priešas, nesileisim į politikavimą. Antrasis svarbus priešas, arba kurį galima identifikuoti, tai yra Rusija. Kas dabar yra Rusija, vakarų civilizacijos atžvilgiu? Žinoma, ne rusų tauta, jokių būdų. Taigi mes atmetam rusofobiją, ta prasme. Taip pat ne rusų valstybingumas. Rusų tauta, kaip ir kitos, turi teisę į valstybę ir savo valstybės interesus ir taip toliau. Toliau yra ginčas, ar yra atskira Rusijos civilizacija ar nėra. Tarkim, Osvaldas Špengleris pabrėžė, kad rusų civilizacijos dar nėra, bet ji gimsta ir ateityje jinai bus dominuojanti. Reiškia, būdamas vokiečių filosofas, jis sakė, kad Rusijos civilizacija turi ateitį. Vakarų civilizacija yra Untergang des Abendlandes, vakarų žlugimas, o dabar ateina Rusija. Ir kiti taip pat praktiškai visi iš istorijos filosofų sako, kad Rusijos kaip atskiros civilizacijos dar nėra, bet jinai formuojasi. Yra gimimo procese Rusijos civilizacija. Ir tai atitinka taip pat pačių rusų ideologinės kryptys, jie nori sukurti atskirą Rusijos civilizaciją. Ir dabar žiūrim, iš kokių komponentų kuriama šita rusų civilizacija aktualiai. Tai yra, reiškia, ingredientai dabartinio putinizmo. Pirmas ingredientas tai yra
Pravoslavija ir Bizantija, reiškia Rusija kaip trečioji Roma, kaip Bizantijos tęsinys, vienas ingredientas. Antras ingredientas yra eurazizmas, euroziatizmas, Duginas ir taip toliau, Dugino kompanija, kurios idealas yra pagoniška pasionarinė tiurkų mongolų civilizacija, reiškia rusai kaip tęsinys mongolų totorių, perėmęs mongolų totorių etiką. Ir trečias ingredientas tai yra bolševizmas arba stalinizmas, konkrečiai stalinizmas. Komunistų partija yra opozicijoje, komunistų partija klasikinis marksizmas neturi tokios didelės įtakos. Dabar esminis dalykas yra stalinizmas, Stalino valstybingumo tradicijos, reiškia, atgaivinimas. Ir šito ingrediento, reiškia, lyderiai, tai yra Prochanovas ir Izborsko klubas. Ir jie turi ištisą masę, mobilizuoja inteligentiją ir taip pat Putinas tam pritarė, reiškia, visomis jėgomis reabilituoti Staliną kaip didį valstybės architektą ir kūrėją. Taigi matom tos tris elementus, iš kurių norima kurti atskirą unikalią Rusijos civilizaciją. Ir tada, ar šita potenciali civilizacija yra vakarų civilizacijos priešas? Žinoma, nė vienas iš tų elementų nėra suderinamas. Pravoslavija savo esmė yra antikatalikybė. Tai yra schizma, kuri paneigia tam tikrus atskirus katalikų civilizacijos elementus ir nuo jų atsiskyrė. Turkų mongolų, tai, kaip minėjome, tai yra anticivilizacinis judėjimas. Tai yra visas tas Gumiliovo pasionarumo kultas, tai yra nacionalbolševikų judėjimas, kur jie skiria bolševikus nuo komunistų, sako, komunistai tai yra žydų ideologija Marksas, o bolševikai tai yra pasionarinė Azijos dvasia, kuri eina kaip tankas ir, reiškia, griauna. Tai yra euroziatizmas, yra Dugino toks interneto puslapis Evrazija TV. Ir ten yra įkelti keli filmukai tokie meniniai, labai įdomus filmukai, tikrai verta pasižiūrėti. Ir po jais yra komentarai, kad tai labai geras filmas ir jis iliustruoja euroziatizmą, ko mes norime. Vienas iš tų filmukų yra stalinizmo klasikos filmas, Strogi Junoša, tikrai super filmas, labai aukšto lygio. Kitas yra neostalinizmo stiliaus filmas iš 90-ųjų metų, vadinasi Ukraina. Kaip Ukraina, tokie stepių valstiečiai, iš jų oligarchas iš Maskvos atima žemę ir jie keliauja į Maskvą ir tiesiog žiauriausiais, brutaliausiais būdais, žudydami visus priešininkus, prisikasa iki to oligarcho ir jį, reiškia, nužudo, visus ten iššaudo ir išskerdžia. Reiškia, grina tautos šitą aziatišką jėgą prieš civilizacinę tvarką. Kitas filmukas yra, kaip jis vadinasi, Šiaudinis žmogus, tai yra britų filmas apie tokią išgalvotą sektą, neopagonių sektą Škotijoje, pas kurią atvyksta policininkas, bando išsiaiškinti vieną nusikaltimą ir galiausiai tie neopagonis jį sudegina ritualinėje aukoje. Ir tas filmukas iliustruoja absoliučių principų sex and violence, reiškia pagonybė kaip išvaduojanti žmogaus prigimtį nuo kultūros ir nuo moralės. Ir pirmiausia, ten yra vien seks, reiškia malonumai, liaudės visų tų tradicijų atgaivinimas ir taip toliau, o galiausiai atsiskleidžia violence ir tą naivų policininką jie paprasčiausiai sudegina gyvą, reiškia paaukoja. Tai yra kaip neopagonybės judėjimo tokia demonstracija. Ir Duginas sako, valio, gerai, čia reiškia mūsų euroziatizmas, reiškia bus skirtingos kultūros, vienos bus pagoniškos, kitos dar kitokios. Ir svarbiausia, kad visos jos eitų ir griautų šitą struktūrą, pasaulinę struktūrą, dominuojama, reiškia, vakarų. Trečiasis priešas. Pati vakarų civilizacija kenčia nuo pilietinio karo, civilizacinis pilietinis karas. Ir kas yra jame dalyvaujančios pusės, mūsų požiūriu, tai yra katalikiškoji, reiškia, kultūra, kuri sukūrė vakarų civilizaciją. Visi kultūros, reiškia, klasifikuotojai arba istorikai pabrėžia, kad vakarų civilizacija prasidėjo nuo ankstyvųjų viduramžių. Romėnų ir graikų civilizacijos buvo atskiros, o vakarų civilizacija yra sukurta katalikų religijos.
Ir kas yra jai priešinga, tai yra tos kryptis, kurios savo esme buvo antikatalikiškos ir ją greunančios. Tai yra pagoniškasis humanizmas renesanso laikais. Pabrėžiam, ne visas renesansas, o tik tai ta pagoniškoji versija. Toliau buvo protestantizmas ir toliau yra liberalizmas, komunizmas ir visos kitos ideologijos, kurios eina šiandien. Ir štai negalime pasakyti, kad tai yra skirtingos civilizacijos. Civilizacija nėra tas pats, kas religija. Mes negalim pasakyti, kad yra katalikiškoji civilizacija, kuri kovoja kaip su išoriniu priešu moderniaja civilizacija. Ne, yra viena vakarų civilizacija, kurioje vyksta pilietinis karas. Ir štai iškyla pagrindinis dabartinių Rusijos ideologų argumentas: jeigu jūs neremėte Putino ir neremėte šito mūsų kultūrkampf, tada jūs esate už Amerikos globalizmą, materializmą, pasileidimą ir visą kitą. Suvedama į geopolitinį konfliktą su Amerika. Ir štai galima būtų pasakyti tokį paprastą argumentą, kad Jungtinės valstijos yra vakarų civilizacijos dalis, skirtingai nuo Rusijos. Jungtinėse valstijose yra daugiau katalikų negu bet kurioje Europos katalikiškoje valstybėje. Ar ne 54 milijonai katalikų yra. Visos blogybės, kurios europiečiai rodo pirštu į Ameriką, ypač prancūzai mėgsta. O pas juos McDonald'ai, pas juos Hollywoodo filmai, pas juos visos tos klasikinis tas sąstatas blogybių yra europietiškas eksportas. Nė vienos blogybės ideologinėje, kultūrinėje srityje Amerikoje nėra, kur sukurta pačioje Amerikoje. Viskas yra eksportuota iš Europos. Reiškia, europiečiai, kurie kritikuoja šituos masinės kultūros elementus, yra veidmainiai. Kadangi europietiški filmai yra daug amoralesni, prisiminkim Lars von Trier ir visus kitus, yra amoralesni negu Hollywoodo produkcija. Ir taip toliau. Reiškia, tai yra klaidingas, rusų geopolitikos primestas modelis. Kad mes turime Amerikos civilizaciją, turime Rusijos civilizaciją, o Europa tai yra tokia beformė masė besiblaškanti, Nieko panašaus. Yra viena vakarų civilizacija, kurioje vyksta pilietinis karas, ir tas karas lygiai tiek pat vyksta Europoje ir lygiai tiek pat vyksta Amerikoje. Be jokio skirtumo. Amerikoje yra didžiulis katalikų tradicijos judėjimas, yra paleokonservatistai, yra visos tos pačios, politiniai karai už katalikiškos civilizacijos liekanas yra vykdomi dar net aktyviau negu Europoje. Tarkim, visas Fatimos Dievo motinos judėjimas. Pagrindinė jo jėga buvo Jungtinės valstijos. Būtent tenais labiausiai buvo dėl to kovojama. Taigi, negalim priimti šitos Rusijos vizijos. Tos problemos, kurios yra bendros visos vakarų civilizacijos, problemos ir su jomis reikia kovoti. O katalikiškos civilizacijos kaip tokios jau seniai nebėra. Paskutinė liekana jos buvo Austro-Vengrijos imperija. Ir 1918 ar 19 metai, kada baigėsi Austro-Vengrijos imperija, tai yra galutinis katalikybės kaip civilizacijos žlugimas. Nebėra. Nuo to laiko tiesiog tai yra faktas ir su tuo reikia susitaikyti. Bet yra katalikiškoji kultūra, kur yra labai stipri ir ne tik tai Lenkijoje, bet kitose kraštuose ir įvairių lygmenių ta katalikiškoji kultūra toliau turi kovoti dėl kultūrinės hegemonijos pagal Gramsci, klasifikaciją šitoje vienoje vakarų civilizacijoje. Ką tai reiškia? Albert Toynbee išskyrė, kad vykstant civilizacinėms permainoms gali veikti arba išorinis proletariatas, arba vidinis proletariatas. Iš tą žodį pasiėmė iš marksizmo. Vidinis proletariatas tai yra žmonės viduje, kurie yra nepatenkinti sistema ir ją griauna. Išorinis proletariatas tai yra barbarai, kurie ateina ir sugriauna imperiją.
Ir štai katalikų bažnyčia niekados nebuvo prisirišusi prie vienos civilizacijos. Ir Romos civilizacija žlugo, atėjo barbarai, germanų anticivilizacija, ir katalikų bažnyčia pasakė, gerai, labai gaila, mes labai mylėjom Romos imperiją, bet jinai sužlugo, susivienėm su barbarais ir statom naują katalikišką civilizaciją. Tai yra vakarų civilizacija. Tai štai dabar klausimas šiandien. Ar yra vidinis proletariatas, su kurio katalikai gali vienytis, kuris sugriaus šitas struktūros, ir ar yra išorinis proletariatas, su kurio galėtume vienytis. Ir štai kai kurie, arba labai daug Europos naujosios dešinės ir net tradicionalistų ir kitų, sako, yra išorinis proletariatas, tai yra Rusija. Tai yra barbarai ir kuo jie barbariškesni, tuo geriau, tegul griauna viską, sugriaus ir ant griuvėsių, seną pasaulio griuvėsių pastatysim naują. Ateis Putinas su savo morale, reiškia ir kažką pastatys. Tai yra iliuzija, tai yra baisi iliuzija. Tai nėra ta jėga, kuri kažkaip atstatys krikščionišką civilizaciją. Vidiniai barbarai. Kas yra vidiniai barbarai? Ar katalikai gali vienytis su Europos naująja dešinė? Ar katalikai gali vienytis su ponia Le Pen? Ar katalikai gali vienytis su skinheadais, fašistais ir visais kitais, kurie sako, imam, naikinam viską, reiškia, kursim kokios nors ten rasinės, reiškia. Ir tada katalikams yra pagunda. Ir ta pagunda yra tikrai visame pasaulyje. Sako, ką mes galim, mes nieko negalim. Tai va, yra jėga, stiprūs berniukai, reiškia, su lasdom. Ir dabar griaunam šitą, kūrėm bazinės bendruomenės ir, reiškia, pamažu užimsim valdžią ir atstatysim. Tai yra absoliuti iliuzija. Šitų žmonių tikslas nėra katalikiškos civilizacijos atstatymas. Šitų žmonių tikslas yra sex and violence, galima sakyti. Tai yra tie patys barbarai, naujieji barbarai, anticivilizacija, kuri nieko kito nenori. Ir jie negali būti sąjungininkai. Ir kas tada belieka civilizaciniuose karuose, neturim kada plėstis, tai yra katalikų tradicionalizmas, kuris apima ne tik tai liturgiją gražią ir ne tik tai teologiją, bet taip pat politinę tradiciją, politinę, reiškia, mintį, klasikinę filosofiją, klasikinį meną ir taip toliau. Ir kviečiame būtent prie šitokių būdų dirbti atstatymui vakarų katalikiškos civilizacijos. Apie tai buvo vienas Pulkim ant kelio numeris, apie, reiškia, katalikų tradicionalizmą plačiaja prasme, neapimant vien religijos sferos. Šitas judėjimas yra labai platus, jis neapima vien brolijos. Tarkim, Lenkijoje eina visai nuo brolijos nepriklausantis žurnalas Polonija Christiana, būtent į 10-tuką pataikyta. Tas žurnalas katalikiškas, bet jis rašo ne vien apie liturgiją, ne vien apie pamaldas ir teologinius dalykus, bet apie viską, visą kultūros sferą. Jie tą pabrėžia, kultūrkampf, eina kultūrinė civilizacinė kova ir turim kovoti dėl valgio, ką mes valgom, kokia yra virtuvė, dėl aprangos, dėl muzikos, dėl meno, dėl teisinės kultūros, dėl viso filosofinio palikimo ir taip toliau. Ir apie tai yra straipsniai, ne vien apie religiją, bet apie visą vakarų civilizaciją. Ir manau, kad tai yra perspektyviausias rytis arba tai, ką gali žmonės savo jėgomis daryti, žinoma, viskas priklauso nuo Dievo malonės. Labai viską pratęsim, dabar gal kokie klausimai. Iškils. Gerai, bet tarkim tas katalikų tradicionalizmo judėjimas, ar kažką, jis yra mažytis. Šiaip taip absoliučiai skaičiais, dar skirus Prancūziją, kuris yra... O kiek yra islamistų Europoje? Kiek yra islamistų? Kiek yra vahabitų Vokietijoje? Yra keli tūkstančiai ant visos Vokietijos didelės. Neskaičius. Yra kaip tas vadinamas Pareto dėsnis. 20 ir 80. 20% valdo 80. Bet yra dar kitas dėsnis, neatsimenu kaip vadinasi, kad yra 2%.
2 procentai elito visą laiką, visais laikais nepriklausomai nuo santvarkų valdo 98 procentus. Užtenka 2 procentų įsitikinusių žmonių ir galima viskas. Deja, tas yra, kad katalikai yra išlepę, kad jie eina nuolat į kompromisus, kad jie flirtuoja su visomis kitomis ideologijomis, bando kažkaip gelbėtis, kažkas jos kitas turi išgelbėti, koks nors Putinas ar dar kas nors. Ir tai yra liga. Ir tai yra didelis silpnumas. O ką daryti? Dar koks klausimas? Kaip tu vertinti tuos, kurie pabrėžia tą siekį, kad popiežius pašvęstų Rusiją ir gali padaryti? Žinoma, labai svarbus siekis, bet tai nereiškia, kad mes galim tik tai tuo apsiriboti ir nieko daugiau nedaryti. Tai būtų toks apokaliptinis variantas, kad turi dangus mus išgelbėti ir daugiau mes patys galim pasyviai sėdėti ir laukti. Kaip tas anekdotas apie žydą, kuris skęsta jūroje ir atplaukia lenta ir sako, žydas, ne, Jahvė mane turi išgelbėti ir dabar jeigu aš griebsiuos, tai bus per silpnas mano tikėjimas. Ir jis atstumia. Paskui atplaukia antra lenta, ne, turiu tvirtą tikėjimą, Jahvė mane išgelbės, atstumia. Ir galiausiai nuskęsta ir nueina į dausas ir sako, nu kaip dabar, šitaip tikėjau ir neišgelbėjo manęs. Taigi Dievas sako, nu kaip, atsiunčiau 1 lentą, ne, nepaima. Atsiunčiau 2 lentą, vis tiek neima. Nu tai ką aš daugiau galiu, kaip aš dar galiu padėti. Lygiai taip pat. Dievas padeda savo padedantiems. Tie, kurie patys savo padeda, tiems Dievas padeda. Natūros ir antgamtės bendradarbiavimas. Pagrindinis principas katalikų etikos. Sunku pasakyti, kadangi jis kažkaip vengia apibriežti savo pažiūros. Net buvo jis taip kritikuojamas jau nuo pat pradžių, kad jis su kuo kalbasi, tam pritarė. Jeigu kalbasi su kairuoliu žurnalistu, tai jam pritarė, jeigu kalbasi su dešiniuoju, tai jam pritarė. Ir jis vengia dar apibriežti kažkokią savo liniją. Ir todėl negalima vienareikšmiškai pasakyti. Bet dabar vykęs sinodas Romoje parodė ir tie vadinamieji vatikanistai, kad vis dėlto popiežius labiau rėmė kardinolo Kasperio liniją, reiškia šitas radikalias reformas santuokos šeimos etikos srityje. Taip kad didelio optimizmo čia neturim. Toliau. Pratęsiant čia klausimą ir dar vieną klausimėlį. Pirmiausia, gal noriu pradėsiu, kad norėjau paklausti tiesiog dėl paties išskyrimo, reiškia tos civilizacijos, kaip sakom, vakarų, ar ne? Ar tai galėtų būti liberalizmas, kaip reiškimas, kaip anticivilizacija? Kodėl? Taip, vidinė anticivilizacija. Lygiai taip pat, vidiniai barbarai, kurie griauna tvarką. Taip, už tai, kad mes turime Vytautą Didįjį, pavyzdžiui, kuris statė katalikišką Lietuvos valstybę. Santvarka buvo katalikiška, kariuomenė katalikiška, valstybinė religinė katalikiška, švietimas katalikiškas, nuo A iki Z viskas praktiškai. Taip. Netgi bažnytinę uniją grąžinti stačiatikius rusėnus, mūsų brolius, kaip sakant, grąžinti į bažnyčią. Bet yra lygiai tas pats, žiūrėkim, kaip arabų, mes išskyrėm arabų anticivilizaciją, kuri galiausiai neišvengiamai pradėjo kažkokią tvarką įvedinėti ir susikūrė arabų civilizaciją. Pasižiūrėkim protestantus. Pradžioje protestantai buvo grynas barbariška destrukcija, pažodinė prasme. Kas nuvažiuokite į Canterbury, Anglijoje, kur ne Canterbury's, tai yra Bury St. Edmunds, reiškia, yra sunaikinta, anglikonų sunaikinta gotikinė katedra sugriauta, ir prie jos yra žemėlapis. Tiesiog vienas raudonas punktelis prie kito. Šimtai bažnyčių gotikinių romaninių, kurias vien Henrikas VIII sugriovė. Tai buvo grynas destrukcinis ikonoklastinis judėjimas. Bet vėliau protestantai ėmė kurti savo kultūros formas. Ir galime sakyti, yra protestantiškoji kultūra, kuri nėra grinai barbariška, kuris turi savo filosofus, savo meną ir taip toliau.
Lygiai taip pat su kitomis, reiškia, moderniosios anticivilizacijos formomis, jos vėliau kūrė tam tikrą tvarką. Ir kas toje tvarkoje yra gero, tą galime pripažinti, jeigu yra materialiai gražus. Tarkim, jeigu protestantas nutapo gražų paveikslą, tai turim pripažinti, kad tai yra menas. Negalim pasakyti, kad tai išmesti šiukšlių dėžę. Arba jeigu yra tam tikros filosofinės idėjos vystomos, reiškia, visą tai mes galime priimti. Reiškia, katalikas tai nėra manichėjus, kuris išskiria. Čia mes, juoda, o čia balta, o čia yra juoda. Visi yra priešai ir viską sunaikinti ir atstatyti viduramžius, tarkim. Nieko panašaus nėra. Reikia išskirti visas atskiras sritis, kiekvienoje srityje priimame visą tai, kas yra. Reiškia, jeigu, tarkim, imame mokslą ir techniką modernėje, tai yra materialusis civilizacijos elementas. Ir mes jį puikiausiai priimame, nėra jokių problemų. Bet yra idėjos, ideologijos, tai yra formalusis moderniosios civilizacijos elementas, kurį mes atmetame. Ir čia nėra jokios šizofrenijos. Aš naudojuosi, reiškia, kompiuteriu arba kokiu nors telefonu, aš neatmetu tų dalykų, bet aš atmetu klaidingas idėjas. Tai yra visiškai logiška. Ir tokiu būdu, tarkim, brolijos vyskupai lėktuvai skraido, mes turim interneto ryšį, naudojamės visomis tomis technologijomis, bet mes atmetame klaidingas idėjas. Ir tokiu būdu galime labai aiškiai apibrėžti, kur yra fronto linija ir prieš ką turime kovoti, kad nemojuoti kardu be reikalo. Nes tai yra kita pagunda, tai yra vadinamasis anarchoprimityvizmas, kuris teigia, kad visa modernybė kaip tokia su visomis jos blogybėmis kyla iš bazės. Tai yra antstatas, kuris kyla iš bazės, o ta bazė yra modernios technologijos. Tai yra neoludizmo judėjimas, reikia naikinti bazę, naikinti modernią infrastruktūrą, naikinti modernias technologijas. Ir vienas iš atstovų tai buvo Pol Potas, kaip žinome, Kambodžos, reiškia, diktatorius, kuris jeigu pamato, reiškia, jo kareiviai, kad nešioja akinius, tai jau iš buržujus, kadangi priėmė tam tikrą materialinės kultūros infrastruktūros elementą. Ir buvo masinis miestiečių kėlimas į kaimus, vertimas valstiečiais, miestų sulyginimas su žeme, infrastruktūros naikinimas, reiškia, nes jis sako, tai yra iliuzija. Jeigu mes paliksim seną infrastruktūrą, miestus, mokyklas, akinius, rašymo mašinėles, tai tada tie, kurie nešioja raudoną žvaigždelę, jie bus tokie patys buržujai kaip ir senieji. Lygiai tas pats yra Mao kultūrinė revoliucija. Pasiuntė chunveibinus, kad jie apvalytų nuo buržuazinės dvasios, reiškia, komunistus. Tai buvo nukreipta prieš vidinius priešus, tai yra prieš komunistus, kurie turi tą seną infrastruktūrą, kurie lanko universitetus, kurie rašo knygas, kuria kažkokią kultūrą. Tai buvo antikultūrinis, anticivilizacinis judėjimas. Lygiai taip pat yra vakarų anarchoprimityvizmo judėjimas, ypač Jungtinėse valstijose, Amerikoje labai populiari kryptis. Tai yra žymusis, kaip jis vadinasi, Kezinski, amerikietiškai Kezinski, o lenkiškai Kačinski. Toks buvo veikėjas Amerikoje, vadinamas Una Bomberiu. Reiškia, buvo teroristas, kuris paskelbė žymųjį manifestą, anarchoprimityvizmo manifestą, kad visos šitos modernios civilizacijos blogybės mes jų niekaip kitaip nepanaikinsim, tik tai naikindami infrastruktūrą. Reikia sugriauti tiltus, sugriauti elektrinės, sunaikinti mašinas ir grįžti į kaimo, reiškia, tokia pirmykštės bendruomenės. Ir tai yra platus judėjimas, bet tai jokių būdų nėra kažkoks idealas, reiškia, katalikams. Gal dar kas nepavargo? Kitą klausimą, gyčio mintį pratęsiant, reiškia, ir Jėnų kunigo mintį, kad, reiškia, apsigynimas nuo to pavojaus, kuris yra, sakysim, iš Rusijos ir kuris eina iš mūsų civilizacijos vidaus, mūsų anticivilizacija liberalioja, kaip sakoma, graužia, ne? Ir geriausias apsigynimas, tai vėlgi, ar nebus tai, kaip ir Gytis minėjo, Fatimos dvasia, kodėl? Už tai, kad Rusėnai žino, jinai istorija yra puikus profesoriaus Tautės straipsnis, kaip jinai buvo katalikiška. Kijevo Rusija buvo katalikiška, jinai LDK ją paskui toliau
yra Rusijos atvertimo idėja, Rusijos atvertimo. Taip, žinoma. Tai geriausias būdas mums įginti, negu pulti. Taip. Bet realiai matom, kad tas atvertimas gali būti būtent tik tai dangaus intervencijos tam tikras, reiškia, žygis. Ir mūsų darbą tai gali daryti. Taip, žinoma. Tai geriausiai Lietuvos strategija. Bet pirmiausia, reikia stiprinti savo civilizacinę tapatybę. Kas aš pats esu? Kaip sakoma, yra patarlė. Ką valgai, tas ir esi, reiškia, fiziniu būdu. Bet kultūrinėje prasmėje tai irgi. Ne ką valgai, tas esi, bet kaip valgai, tas esi. Kaip naudoji daiktus, tas esi. Kaip naudoji socialinės kultūrinės struktūras, tas esi. Paprastas dalykas, aš aišku nenoriu nieko įžeisti, yra apranga. Yra vadinamoji mada ir vadinamoji antimada. Tos dvi kryptis labai svarbios. Antimados pavyzdys tai yra kostiumas, vyro kostiumas, kuris iš esmės nesikeičia. Reiškia, tam tikromis progomis naudojama antimada, tam tikromis progomis mada. Kitas pavyzdys antimados tai yra sutana kunigo, reiškia, ir kam skirta antimada, kad reprezentuotų institucijas arba reprezentuotų tam tikrą sluoksnį. Pavyzdys karininko uniforma arba moksleivio uniforma. Tai yra antimados, reiškia, produktas, kuris reprezentuoja. Ką tai reiškia? Kad antimados išnykimas tai yra totalinis praradimas, kultūrinis praradimas. Jeigu moksleiviai vaikšto be uniformos, tai yra kultūrinio karo vienas iš elementų. Tai yra labai svarbus praradimas. Reikia kovoti už mokinių uniformas. Kovoti už kunigų sutanas, žinoma. Kitas dalykas yra armija. Armija ir bažnyčia yra dvi labiausiai konservatyvios ir civilizaciškai stipriausios institucijos. Armija yra antroji po bažnyčios pagal ritualų skaičių ir ritualinio elgesio skaičių. Armija yra ritualai, yra ritualinis elgesys, yra antimados, reiškia, yra uniformos ir taip toliau. Ir štai kas dabar vyksta NATO ir kitur ir Lietuvos armijoje, tai yra tų elementų naikinimas, ritualinių kultūrinių elementų naikinimas, kario etikos naikinimas. Ir kas tada yra karys, tai yra toks su džinsais, sėdi prie kompiuterio ir kokį nors droną, reiškia, valdo ir su juo kaip kompiuteriniam žaidime priešus. Reiškia, technikas, žudimo technikas. Jis nebeturi nei etikos kario, nei heroizmo, nei herojinių dorybių, nei ritualinio elgesio. Tai yra muštras, rikiuotė, pagarbos atidavimas, laipsniai, visi tie ordinai ir taip toliau. Reiškia, karo etikos žlugimas tai yra tokia pati katastrofa, kaip tradicinės liturgijos žlugdymas, kaip grigališkojo choralo naikinimas ir taip toliau. Ir štai reikia gelbėti tuos elementus atskirus. Kitas pavyzdys, kaip aš rengiuosi. Tarkim, jeigu aš neturiu komunistinių pažiūrų, aš niekados neįsiseksiu raudonos žvaigždelės ir nevaikščiosiu su raudonu, nes tai prieštarauja mano pažiūroms. Bet daug katalikų, kurie vaikšto į bažnyčią ir sako, aš esu katalikas, rengiasi ir išoriškai elgiasi kaip liberalai. Arba katalikės elgiasi kaip feministės. Tai yra tragedija. Reiškia, visiškai žmogus nesuvokia kultūros elementų reikšmės fundamentalios jo paties religijai. Jeigu jis rengiasi kaip liberalas, jis bus liberalas. Jeigu jis valgo kaip liberalas, McDonald'ą ir geria Coca-Cola, jis bus liberalas. Ir visi šitie savoir vivre, arba reiškia etiketo, arba išorinio elgesio elementai fundamentaliai turi reikšmę mano išganimui, galima sakyti. Mano maloniai, mano religiniam gyvenimui ir mano įsitikinimams. Ir va šitą reikia pabrėžti, apie tai reikia kalbėti. Dar klausimas koks? Jei kas nesutinka, tai gali iš karto protestuoti. Nes aš dėstau, galima sakyti, šališką tam tikrą. Jeigu tie simboliai jau prarado savo prasmę, tarkim, kas yra žvaigždė, tai visi žino. O kodėl jie prarado? Todėl, kad juos nustumė. Tuos simbolius išstumė. Tai ir yra kovojimas dėl simbolių, dėl išorinių dalykų. Juos pamažu išstumė. Ir tada, aišku, jie praranda prasmę. Bet dar kol kas daugelį, reiškia, tų išorinių simbolių galima atstatyti. Tarkim, apranga.
Tai nereiškia, kad katalikai turi rengtis taip, kaip katalikiškosios civilizacijos laikais. Reiškia, kaip damos XIX amžiaus tokiamis sukniomis arba barokinėmis ir dar ką nors. Ne apie tai eina kalba, o eina apie principų panaudojimą. Tai reiškia, apranga turi atspindėti mano moralinį kodeksą ir turi būti graži. Paprastas dalykas. Ir tarkim, Amerikoje veikia interneto puslapiai, reiškia normalios mados, galima taip sakyti, normalūs rūbai. Kurie yra gražūs ir neskirti, reiškia, kažkokiai paslėptai prostitucijos formai. Normalūs rūbai. Ir turi didžiulį pasisekimą ir moteris perka tos rūbus. Ir jie visai nėra barokiniai su kokiais nors ten kvastais. Yra modernus dizainas, galima sakyti, gražus, bet yra gražus, normalūs rūbai. O mūsų tikintieji yra Lenkijoje, Gdynės koplyčioje, tikintieji iš Prancūzijos. Sako, mes einam, vyras, žmona ir turi 5 vaikus. Bet sako, tada ėjom su 3 vaikais. Ir mes normaliai normaliausiai, ne kažkokiais kostiumais, senais kažkuo, ten net su džinsais, sako, bet taip normaliai apsirengė, neišsidarkė. Ir sako, gatvėje užsipuolė mus, išplūdo, kad jūs esat lefebristai. Reiškia, jeigu rengiesi normaliai, tai esi katalikų fundamentalistas. Jau tokia yra identifikacija. Tai yra tragedija. Tai reiškia, dėl tų dalykų verta kovoti. Prašau, čia kitas seminaras, man atrodo, prasidėtų 10 minučių. Bet nieks nevėja. Tegul veja, tada išeisi. Gerai, dėkui visiems.